Kodėl renkantį šildymą verta skaičiuoti? Ir kas yra ekošildymas? Statydami namą išgirsite daug santechnikų, montuotojų, statybininkų ir kitos vamzdinio mąstymo ekspertų liaudės nuomonių. O kas geriausia jums? Ir kiek viskas kainuoja? Šiuolaikiniai namai yra šilti ir reikalauja mažai energijos. Juk visi tai žinome. Taigi, jeigu namas gerai izoliuotas, kokia sistema besišildytume, tai kainuos nedaug. Tad ar verta rinktis brangią sistemą, kuri atsipirks tik jūsų anūkams? Ekošildymas – šiuolaikiškai mąstančių ir šiuolaikiškai gyvenančių žmonių pasirinkimas. Tai elektrinis šildymas, kuriame naudojami anglies pluošto kaitinimo elementai, kurie užtikrina didelį efektyvumą. Tuo pačiu mažas sąnaudas, o dėl mažos įkaitimo temperatūros puikų mikroklimatą. Ekošildymas tinka tiek namuose, butuose, tiek biuruose. Ši sistema gali būti grindinė, sieninė ar lubinė. Taip pat turi išmanaus valdymo galimybės. Tad kiek tai kainuoja ir kodėl tai verta? Maža pradinė investicija, mažos sąnaudos, nesudėtingas ir greitas montavimas, nereikalinga jokia priežiūra ir aptarnavimas, puikus mikroklimatas, nereikalinga katilinė, kaminas ir kita brangi santechnika, išmanus valdymas per atstumą, suteikiama ilga 10 metų garantija. Ekošildymas – sparčiai populiarėjantis šildymo būdas vakaruose ir Lietuvoje, nes tie, kurie vertina patogumą ir greitą investicijos atsiperkamumą, renkas ekošildymą. Vienos pačios geriausios sistemos nėra, yra tik geriausiai atitinkanti jūsų poreikius ir jūsų gyvenimo būdą. Pagalvokite apie tai rimtai. Rubisolis – mikroklimato sprendimai.